Atskleisiu receptą ąžuolų gilių kavos. Tai seniausias receptas mūsų dėdukų, mūsų prosenelių. Šitas receptas labai stiprus, labai skanus ir labai gyvybingas. Įsivaizduokit kavos skonį, kai šokoladas su riešutais ir su kava susilieja kartu. Tai tiesiog nuostabus skonis. Medis išleidžia į gilę, į savo vaikiuką visas savo gyvybingas ir vaistingas jėgas. Ir taip gilė tampa vaistinga ir skani. Ir tą gilę mes renkam tam specialiu laiku. Gilė turi būti nukritus. Yra surenkamos gilės tik nukritusios, po to jos mirkomos. Ir pakilę gilės, kurios pakyla į viršų, yra supuvę, sukirmyje, mes jas atrenkam visas. Tada giliukai yra aižomi ir džiovinami 4 paras. Kaip jie džiūsta, nuo jų aižosi žievelės. Ir mums reikia po to papildomai išdžiūvus nuaižyti visą žievelę. Tada giliukas vėl pakartotinai kišamas į vandenį, kad nuimti visą kartumą. Mirkomas vandenį vėl parą laiko. Po 12 valandų brinkimo išimam giliukus ir dedam į pieną. Mums pienas reikalingas dėl šutinimo. Tada tie giliukai pradeda šutintis pienę 4-5 valandas, kol pienas ištrauks visą juodumą, visą tamsią spalvą. 4-5 valandas šutinam pienę. Tada išimam visas gilės ir kišam į orkaitę. Ta kavutė ruošiama 4-5 valandas, kaitinama orkaitė 250 Celsijaus laipsnių temperatūroje. Kaitinama ant uoslės, kaitinama ant laiko. Mes ją kaitinam 4-5 valandas, kol pradeda toks gaivus cinamono kvapas ir ją tada traukiam. Tada gilės yra traukiamos ir kišamos į specialias malimo staklės, kurios sumala labai smulkiai. Ir tada iš gilės gaunasi kvapni, skani kava. Įsivaizduokit, ta kava primena pieno, primena riešutų, šokolado, kavos skonį. Imam 1 šaukštelį, nedaugiau žmonės. Čia juk stiprus vaistas, nedaugiau 1 šaukštelio. 1 šaukštelį į arbatinį puoduką. Metam į arbatinį puoduką, plikinam verdančių vandenį. Tai gaiviausia kavutė, skaniausia protėvių kavutė gaminasi. Neįsivaizduojat kokio skanumo. Palieku biškį vietos pienui. Ir užsipylus kavutę duodam pritraukti, užkemšam dangtelį, duodam pritraukimo kokią 10-15 minučių. Tada dapivam pieno, būt gerai trečdalį pieno pjauti ir galim tada dametinėti medaus. Gausit skaniausią kavutę, pieno, šokolado, riešutų skonio, kurie gyvins jūsų visą organizmą. Ji be galo stipri, negalima vartoti daugiau 1 šaukštelio. Nedarykit stiprios kavos. Tai be galo stipri kava, kuri reagos ant viso kūno. Pasakosiu gilių naudą organizmui, kliniškai ir moksliškai patvirtinta. Stiprinimas ir detoksas organizmo. Gilių kava valo kraują, šalina toksinus, gerina bendrą savijautą. Ypač naudinga po ligų nusilpusių organizmui. Nes didina apetitą, stimuliuoja virškinimą, padeda atsigauti. Apsaugo ląsteles nuo laisvų radikalų, antioksidacinės turi savybės, imuninės sistemos iškart pagerėjimas, virškinimo trakto sveikata, stabdo viduriavimą, gydo žarnyno opos sutrikimus, valo žarnyną. Kada organizmas turi apsinuodinimą, labai gerai gerti šitą kavą. Viduriavimo ir virškinimo sutrikimais. Toliau eina širdies kraujagyslių sistema, gerina, stabilizuoja kraujospūdį, mažina cholesterolį, gerina kraujotaką, mažina cukraus kiekį kraujyje. Todėl tinka diabetikams. Ji gerina insulino jautrumą, padeda kontroliuoti gliukozės lygį, taip pat didina energijos lygį, bei be kofeino šuolių, čia nėra kofeino. Skrandis, žarnos, kepenys, viskas valosi. Stimuliuoja tulžies įsiskyrimą, valo kepenys nuo toksinų, mažina rūgštingumą skrandyje, naudinga esant gastritui kepenų sutrikimam. Šlapimo ir lytinė sistema gerina inkstų veiklą, padeda akmenligei, šlapimo takų infekcijom, taip pat stiprina potenciją, mažina prakaitavimą, veikdama kaip natūralus afrodiziakas. Kvėpavimo ir burnos ertmės organai, mažina gerklės ir dantų skausmą, stiprina dantenas. Turi antibakterinį poveikį burnos ertmėje, naudinga peršalimo ir anginos atvejais. Nervinė sistema gerina nuotaiką, ramina nervus, labai gerai isterijas nuima visą nerimą, palaiko smegenų sveikatą dėl antioksidacinių savybių, kurios mažina uždegimus, gerina kraujotaką smegenyse. Kaulų raumenų sistema kalcio, fosforo, magnio gausu, stiprina kaulus. Gausu vitamino B, B12, mineralai, geležis, yra kalis, fosforas kaulams naudinga. Magnis širdžiai, mangalas, varis, cinkas, natris. Iš medžio visos savybės pereina į giliuką. Polifenoliai, antioksidantai, labai medžiagų, už tai šita kava labai stipri, reikia visą kūną. Už tai šita kava, nejuokaukit, čia ir stiprus vaistas.
Ąžuolų gilių kava tai ne tik gėrimas, bet ir dalis mūsų lietuviškos kultūros, siejanti mus su mūsų protėviais. Stiprybės, ilgamžiškumo ir nemirtingumo simbolis. Šventasis medis ąžuolas, prie kurių rinkdavos mūsų protėviai pasiimti jėgų ir gydytis. Gerkit vieną šaukštelį į arbatinį puoduką ryte vakare, vartokit mėnesį. Šita kavutė primins riešuto šokolado ir pieno skonį.